Sveiki, mielieji! Šią laidą skiriame vienai iš svarbiausių šeimos švenčių – krikštynoms. Šiandien retai kas laikosi visų senovinių krikštynų papročių, bet dauguma jų išlikę. Modernėjanti visuomenė dažnai tarsi bėga nuo to, kas sava ir artima. Kosmopolitinė kultūra, nepaliaujamai spartėjantis gyvenimo tempas diktuoja savas taisyklės. Vis mažiau laiko atrandame artimiems žmonėms, vis rečiau susimąstome, prisimename. Žavėjo, o daugelį gal dar iki šiol žavi svetimos tradicijos, gražesnės ir ryškesnės atrodo svetimtaučių šventės. Bet paskutinį dešimtmetį ne vienas vėl bando atrasti tradicijas, gręžiasi į praeitį. Ten ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimiškus klausimus. Šeimos šventės sujungia visus artimiausius žmonės į vieną ratą, sutelkia šeimos branduolį. Juk dažnam žmogui šeima didžiausia vertybė. Naujo šeimos nario atėjimas į pasaulį buvo ir yra didelė šventė. O su gimimu į namus netrukus ateina ir krikštynų šurmulys. Jau nuo seno ši šeimos šventė buvo gaubiama paslapties ir savitumo skraistės. Iš Dzūkijos sostinės kilę, bet jau ne pirmus metus toli nuo gimtosios šalies gyvenantis Kęstas ir Agilė savo pirmagimį sūnų Justą Simoną nusprendė pakrikštyti pagal senovinius lietuviškus papročius. Ilgai ir kantriai ieškoję tinkamiausio sprendimo, savo troškimą įgyvendino Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Čia sudarytos puikios sąlygos norintiems savo vaikučius pakrikštyti pagal senovinius papročius autentiškoje aplinkoje. Tad atverkime tradicijų, papročių skrynę ir pasižvalgykime, kaip buvo švenčiamos krikštynos, kokių apeigų laikytasi, kaip švęsdavo ir kaip linksmindavosi. Paprastai krikštynas svečius susikviesdavo pas tėvelį, senas juos ir pasitikdavo prie vartelių. Matau, kad gausų būrį svečių prisikvietė. Bet kaime buvo taip sakoma, kuo daugiau svečių į namus, tuo didesnė laimė namams. Ir jūs nepergyvenkite, anas ūkininkas pajėgus turi 24 hektarus, galėsit apžiūrėti pasistatęs nepaprastai gražią dvigalę gryčią, platus stalas visus sutalpins. Betgi, viskas priklausys nuo tėvelio. Kaip anas jūs kvies ir ragins, jei žodelio nepratars, tai taip ir liksi čia stovėti kieme. Tai jūs kaip tikras šeimininkas savo sodybą ar čia kviečiat, jau prisikvietėt plačią giminę, tai prašom, sakykite. Prašom, visi drąsiai jau kvieskite. Į XIX amžiaus pabaigos Aukštaičių vienkiemį susirinkusiems svečiams papasakojama apie šeimos gyvenimo periodą, nuo kūdikio gimimo iki jo krikštynų. Taip pat apie pribuvėjos vaidmenį. Krikštatėviams primenamos jų pareigos. Atskleidžiami krikštynų dienos tikėjimai ir burtai. Pasakojimas pagyvinamas krikštynų dalyvių veikla, panaudojant senovinės sodybos aplinką ir muziejaus eksponatus. Na, į lietuvišką katalikų bendruomenę šiandieną bus įvestas šis angeliukas. Krikštas yra krikščioniško tikėjimo sakramentas. Ir kągi, pagal bažnyčios nustatytą tvarką patys svarbiausi krikštynų veikėjai, taip kad pykit, nepykit svedelę, aš visus apžvelgsiu, visiems nusišypsosiu, bet kadangi patys svarbiausi yra krikšto tėvai, matau, esate jūs, tai didžiausią dėmesį skirsiu būtent krikšto tėvams. Krikšto tėvai davė sutikę žodį, nuo to momento tampa antraisiais tėveliai šiam angeliukui tiek žemėje, tiek ir danguje prieš Dievą. Na, o kad jie nepaprastai svarbus, tai štai tėtis pasistatė dvigalę gryčią ir pirmą baldą, kurį nešė į namo vidų, taip visoje Lietuvoje būdavo. Yra stalas. Stalas stovėdavo tradicinėje vietoje tarp dviejų šviesių langų kampe ir štai šita vieta vadinama pačia garbingiausia krikštasuole. Joje sėdi šeimos galva tėvas ir įsivaizduokit, tik 2 kartus per visą savo gyvenimą į šitą vietą galėjo atsisėsti moteris, kada ištekėdavo kaip jaunoji nuotaka ir kada būdavo pakviesta krikšto mamas kumas. Štai kokie jūs svarbus esate mūsų šios dienos veikėjai. Bet ar tikrai gerus tuos krikšto tėvelius tėveliai parinko? Ar jie tokie stiprus ir geri ūkininkai, kurie bus pajėgus apipilti dovanomis mūsų tą angeliuką, išleisti mokslus, daktarus, advokatus, prižiūrėti? Tai bobutė dar, žinokit, savais metodais patikrins turinai, žinokit, tos patirties pasižiūrėti, ar tikrai mums
Na, bus verta atiduoti jūsų rankelės tą mūsų angeliuką. Tiek naktų prižiūrėjom, saugom, globojom, tai žinokit, bobutė pribuvėjai nepaprastai širtelė dirba. Kokiosegi rankelėse Anas atsidurs. Na, o tol, kol kaime nesuteiktas šventas vardas, paprastai arba atsineštinis, arba parinktas šventojo vardas, taip tikėdamėsi, kad tas šventasis per visą gyvenimą saugos ir globos mūsų vaikelį, kad bus pavyzdžių gyvenime, apsaugot nuo piktųjų dvasių, kad nesikėsintų į nekrikštytą kūnelį. Kūdikiai kaime buvo vadinami įvairiais mažybiniais žodeliais. Angeliukų, karalaičių, bernelių, kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Aš nors bobutė ir 101 vaikelį pagavau, bet patikėkit, aš lygiai taip pat jaudinuosi kaip ir jaunasis tėvelis. Anas nepaprastai laukia jūsų. Jų krikštynas pats didžiausias įvykis šeimoje. Anas lipo, žinokit, ant aukšto, nukabino lašinių paltį, prapjovė pačią skaniausią dešrą, suspaudėm sūrį, nesgi. Nuo to, kaip tėvelis jūs kvies, sodins, žinokite, prie stalo, ragins pasivaišinti, priklausys šito angeliuko mūsų tolesnis gyvenimas. Ar Anas niekada šarėlių nelies, niekada vargelių nepatirs, nebadaus ir ta juoda kasdieninė duona ant stalo visuomet bus. Tikėta, jog nuo gimimo iki pat krikšto pats vaikas ir ta erdvė, kurioje jis esti, yra labai nesaugi. Todėl dieną naktį esą būdavo deginamos žvakės ar balana, kad apsaugotų nuo piktųjų dvasių. Buvo didžiausia garbė būti pakviestam į krikšto tėvelius. Net skaičiuodavo ant pirštų, kiek kartų esi pakviestas, kuo daugiau esi kviečiamas, tuo garbingesnis žmogus. Nebuvo net galima atsisakyti, nes tada, sako, vaiką be dalios palieki, nebent turi labai svarbią priežastį. Bet jums, mylieji, galiu pasakyti, garbė garbiai, bet jau išlaidos laukia, žinokit, tai visą gyvenimą. Ir rūpestis, ko krikšto mama nesugebės savo rankelėm pasiūti, numegzti mūsų tam angeliukui, patikėkit manim, viskas eis per krikšto tėvelio kišenę, nes turės arba pirkti, arba iš Amerikos parsisiūdinti. Nu, jeigu jūs atskirai, žinokite, pirksite tas dovanas, mums bus dar geriau. Kuo daugiau, gausiau, žinokite, tuo turtingesnis užaugęs bus mūsų vaikinas. Mažojo Justo Simono išrinktus krikšto tėvus patikrino, ar jie tinkami tapti krikšto tėvais. Buvo tikima, kad vaikas atsigims į kūmus, ypač jei krikšto tėvai būdavo renkami vaikui dar negimus. Kai kuriuose vietose kūmus stengdavosi parinkti jaunus. Buvo sakoma, jaunam garbė kūmauti. Tapimas krikšto tėvo ar mama tarsi kilstelėdavo jaunus žmonės į naują, suaugusiųjų rangą. Manyta, kad atsisakyti kūmauti negerai, nes kvietimas būti krikšto tėvais didžiulis pagerbimas. Būti krikšto tėvų didelis įsipareigojimas ir ne tik vaikutį vesti tikėjimo keliu, bet ir prisidėti prie jo globos, auginimo. Nuo seno krikšto mama turi kuo gausiau apdovanoti krikšto vaiką, kad gyvenime jam nieko netrūktų. Mažasis Justinas Simonas gavo česnako skiltelę, kad saugotų nuo piktosios dvasios, riestainių, kad čiulptuko nereikėtų, cukraus, kad pienas saldus būtų, vilnonės kojinės, kad nesušaltų ir sveikas būtų, angeliuką, kad angelas sargą įsigytų, šiaudinį sodą, kad lemtų lengvą gyvenimą, muilo ir lininį rankšluostį, kad tvarkingas ir švarus būtų. Bobutės pribuvėjos rūpestis buvo iki krikšto nepaprastai kilai saugoti nuo piktųjų dvasių, blogų žmonių, blogų akių, tai apgauti tas piktas dvasias paprastai buvo daroma kokia malpa arba juodas katinas, pasikišamas po pažasim ir priėjus prie krikšto tėvų sakydavau, ne taip lengvai, žinot, sugavau tą mūsų kūdikėlį, ne taip lengvai atiduosiu jūsų rankelės. Tada išsipirkdami ir dėkodami, kad bobutė pribuvėja padėjo saugoti ir žiūrėti kūdikėlį, krikšto tėvai paprastai atveždavo kokią nors rėtimą medžiagos, kad bobutė turėtų iš kaundaroką pasisiūti arba skarelę naują arba prijuostę. Štai jums bobutė, kad prie kito vaikelio švarioms rankelėms prieiti turėtų. Tada krikšto tėtis įsipirkęs vieną saldainį įdeda. Ir tik tada bobutė jau, žinote, nueidavo palikus svečius, kurie turi vaišintis, kad vargelio mūsų tikrai berniukas nepatirtų. Prieš aprengiant vaikelį krikšto rūbais, bobutė jį nuprausė, o krikšto tėvai į tą prausiamą vandenį įmetė keletą pinigėlių. O, kokia grįžta mama, dar pasitaisė, kad labai būtų. Kol Justas Simonas buvo rengiamas krikšto rūbais, jo močiutės pasipuošė skarelėmis. Tas momentas buvo vadinamas labai gražiai.
pakelojimas į senolius. Tai dabar vyrai ir keliame iki pat lubona pakeltai močiutės, tampa tikra močiutė. Tikra močiutė. Taip pat viršaus va palaikot va. Ačiū. Tiesiog labai gražu. Taip gražiai atrodo, tai iš tikrųjų ne viena net neįsivaizduoja, taip gražiai. Taip vyrai keliame į močiutės, ane taps tikra močiutė pakelta va. Taip, dabar keliame taip į močiutės. Ačiū. Kaipgi mūsų tas angeliukas ties vadins počeliu, dėduku, seneliu? Dėduku, ar ne? Tada mes prašome. Keliame vyrai. Justo Simono promočiutė taip pat neliko nepagerbta. Ja pakilojo net keletą kartų. Pagerbdami promočiutę ir palinkėdami tikrai sveikatos, nes mūsų amžiaus jau žinote, žmonės žinojo, sveikata, jeigu turėsim, tai turėsime visko, ne? 2 kartus pagerbdami prašome. Prieš vežant į bažnyčią, vaikelis buvo guldomas ant stalo prie duonos, kad jam niekuomet nieko netrūktų ir prašoma Dievo palaimos, kad jis saugiai būtų nuvežtas. Į batuką pribuvėja įpylė žiupsnelį druskos, kad pikta akis nenužiūrėtų, o krikšto tėtis pinigėlį, kad vaikelis būtų turtingas. Visuomet galvojama, kad prie lauko durų namų slenksčio stovi mirties deivė giltinė su dalgiu ir tykoja pasigrėbti tą kūdikėlį. Juk namų slengstis visuomet skirdavo 2 pasaulius. Vidaus pasaulį, kuriame saugu, ramu, ir lauko, kuriame pilna antgamtinių jėgų. Ne veltui buvo sakoma, kad po slenkščių gyvena geroji namų dvasia slenkstinis. Ant jo nevalia niekada buvo atsistoti koją minti. Ir visuomet reikėdavo peržengti tik dešinę namų slenkstį, kad sektųsi visur ir visada. Bet patikėkit mano patirtim, ana kvaila ir tikrai dar galima ją apgauti. Tegul ana stovi prie tų lauko durų ir laukia to mūsų kūdikėlio, ašgi krikšto tėvams pro langą kūdikį iškelsiu. Prieš išvykstant į krikštą, krikšto tėvai pasižada vaikelį apkrikštyti ir parinkti angelą sargą, kad jis visą amželį jį saugotų ir keliu einantį, ir namie sėdinti, ir vandeniu plaukianti, nuo piktų nuotykių, nuo skaudžių ligų, nuo žiaurių žmonių, taip, kad ir keliu eidamas nepaslystų ir vandeniu plaukdamas nenuskęstų. O kad Justo Simono gyvenimas būtų linksmas ir lengvas, krikšto mama, paėmusi ant rankų, smagiai kelis ratelius sušoko. Vežant į krikštą, kūmai išeidavo pro duris ir sustodavo prie lango, o pribuvėja paruoštą vaiką apnešdavo aplink židinį ir pro atidarytą langą paduodavo kūmams. Taip buvo daroma, kad vaikas nesutiktų po slenkščiu esančių piktų dvasių. Vaiko tėvas išgeria bokalą alaus ir visų smarkumu trenkia į žemę. Buvo sakoma, kuo smulkesnės šukės, tuo laimingesnis bus jo gyvenimas. Pasak senolių, vežant vaiką krikštyti, krikšto tėvai turėtų stengtis nekalbėti. Kitaip vaikas bus rėksnys, neklausys tėvų. Taip pat tikėta, kad vežant vaikelį krikštyti negalima imti pakeleivių, nes tuomet vaikučio gyvenimas būsęs sunkus. Žmonės tikėdavo, kad per krikštynas kūmams jokių būdų negalima pyktis, nes vaikas bus neklaužada. Plepėti, nes vaikas bus melagis. Sugriūti, nes vaikas bus netikęs ir nerangus. Perkanderėtis, nes vaikas bus šykštus. Dyvytis ko nors, nes vaikas bus godus. Ką nors pamiršti, nes vaikas turės silpną atmintį. Aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Galit pakelti. Visagalė Dievas. Krikštyno apeigų svarbiausias tikslas buvo garantuoti kūdikiui laimingą gyvenimą. Pasak Justo Simono promočiutės, laikui bėgant, krikštynų papročiai keitėsi. Kaip dabar, taip ir anksčiau būdavo visada. Jeigu turtingesnis, tai baliai būdavo dideli, o jeigu taip, tai šiaip savo. Pakrikštydavo paprastai ir viskas, o krikštydavo visaip. Net pripuldavo, kad išeidavo į naktį pakrikštyti. Mano mergaitė, pavyzdžiui, naktį krikštyta. O kodėl būtent naktį? Dėl to, kad susirgo. Kai susirgi, jau nebėra kitos išeities, skubini kaip nors pakrikštyti buvo.
pagalvoji, kad gal rytą nebesulauks. Tai va buvo pakrikšta, o šiaip tai, nu ką žinau, skirtums yra šioks toks. Pavyzdžiui, anksčiau, kaip mes krikštidavom, tai būdavo taip, kad dalyvaujant tik tai krikšto tėvai. O dabar jau ir patys tėvai. Krikšto tėvai, bažnyčia, tik tais, kad skyrėsi bažnyčioje krikštus. Anksčiau buvo platesnis, reiškia, kunigas labai plačiai tenais krikštino, su daugiau tenais religinių ten dalykų buvo, o dabar paprastesnės bažnyčioje, bet jeigu pagal šitas krikštynas kokios buvo, tai jos platesnės ir įdomesnės. Bent mano laikais, tai va tokių tradicijų grinai senovinių nebuvo. Kažkaip tai gal jau aš ne tos kartos. O dabar, kada atgimsta, tai labai džiugu. Iš tiesų ir jaudulio, ir pasiruošimo buvo daug, nes tai priėmėm kai labai atsakingą žingsnį. Ir esam labai patenkinta šitą šventę. Viskas labai gražu, šaunu, puiku. Iškilmingiausia vaišių dalis – kūmų pietus. Vaišių metu būdavo dalyjamas kūmos pyragas, riestainiai, kūmo gėrimai. Lietuvių tauta nuo senų laikų skyrė labai didelį dėmesį naujo žmogaus gimimui, jo įvedimui į bendruomenę. Jau nuo pat pirmų gyvenimo dienų buvo rūpinamasi, kad žmogus gyvenime būtų kuo geresnis, laimingesnis. Ir tai labai ryškiai atsispindi senovės krikštynų papročiuose bei tradicijose. Daugelis būrimų spėliojimų šiais laikais nebeturi prasmės, tačiau tai yra mūsų tautos tradicijų ir papročių lobio dalis. Kūrybiškai taikant senuosius papročius, daug ko galima pasinaudoti ir dabartinėse krikštynų vaišėse. Gimimas, kaip ir kiti svarbūs žmogaus gyvenimo įvykiai, buvo lydimi papročių ir apeigų. Per juos kiekvienas žmogus buvo susietas ne tik su esama bendruomenė, bet ir su praeitimi. Iš kartos į kartą buvo perduodamas gyvenimo modelis. Kiekvienas tikėjimas žmonės susiedavo su praeitimi ir suteikdavo ateities žinojimą. Daugybė gražių mūsų tautos senovės papročių yra užmiršti arba ima nykti. Iš pažiūros naivūs pasakojimai gali tapti atsakymu į daugybę klausimų. Tereikia atverti skrynę. Džiugu, kad šiandieną vis daugiau žmonių domisi senosiomis lietuvių tautos tradicijomis ir papročiais. Ir jas pritaikydami tokias šeimos šventes kaip krikštynos ar vestuvės švenčia prasmingai ir įdomiai. Dėkui, kad buvote drauge su mumis. Susitiksime kitą kartą tuo pačiu metu. Sudie.